Sveiki mūsų laidos žiūrovai. Eteryje Žvejo žinios, laida apie meškeriojimą ir meškeriojimo naujoves. Šiandien, naudodamiesi proga, kad poledinės žūklės sezonas vis dar nesibaigia, norime kartu su jumis apsilankyti ežerų krašte ant Ignalinos ir Švenčionių rajono ribos, kur telkšo gražus Vajonių ežeras, o ant kranto rymo senas istorinis Riekučių sodžius. Esam prie tako, kurio kas rytą kas nors iš kaimo meškeriotojų eina į savo žinomas vieteles patikrinti, ar jau neprasidėjo didelių, stambių karšių, kurios Aukštaitijai vadina palšomis kibimas. Na, o kaip jiems sekasi, ar jau jie kimba, nors karšių kibimas paprastai prasideda kovo viduryje, pamatysite mūsų reportaže. Aukštaitijoje kiekviename kaime, ypač nusidriekusiame palei ežerą, nestinga meškeriotojų. Tačiau prieš paskutinį kovo šeštadienį Riekučių kaimo meškerės broliai, spaudžiant 20 laipsnių šalčiui, ant Vajonių ežero ledo nesirodė ir pro trubų langus stebėdami, kaip grupelė meškeriotojų užuovėje įsigręžę eketės ėmė traukti žuvis. Tik galvas kraipė. Dar didesnė nuostaba kėlė tai, kad fantastiškai nusiteikusių meškeriotojų veiksmus fiksavo filmavimo kamera. Tad smalsumas galiausiai paėmė viršų ir vienas kitas riekutiškis atėjo sužinoti, kas čia vyksta. Pasirodė, kad filmuojama neformalaus meškeriojimo nuotykių klubo Lucky Fisherman išvyka į poledinę žūklę. Į šią išvyką neseniai išsikūręs klubas pasikvietė iš Žvejo žinių filmavimo grupę. Rytų Lietuvoje to šeštadienio orą sinoptikai prognozavo saulėtą, nors ir speiguotą. Lucky Fisherman koordinatoriaus Rimtauto Poškaus teigimu, saulėto oro buvo laukta 2 savaitės, norint surengti pirmą neseniai susikūrusio klubo narių išvyką ant ledo, kurios metu turėjo būti filmuojamas visas meškeriojimo procesas. Kad pirmas blynas neprisviltų ir tikrai būtų tinkamai įamžintas, Žvejo žinios turėjo tapti garantija ir su šiuo uždaviniu sėkmingai susidorojo, nors ir teko papildomai įkrauti šaltį spėrė ištuštėjusius kameros akumuliatorius. Vajonių ežerą pasirinko dėl 2 dalykų. Pirmas – ypatingas šio vandens telkinio, telkšančio nuošaliame Aukštaitijos nacionalinio parko kampelyje – vaizdingumas. Antras – klubas Riekučiai kaime turi atsparos punktą. Vieno nario sodyba stovi beveik ant ežero kranto. Šią meškeriojimo klubo išvyką Rimtautas Poškus neatsitiktinai pavadino pirmu blynu, nes paskutinėme klubo susirinkime buvo priimtas nutarimas visas klubo išvykas filmuoti. Po sezono filmuotos medžiagos pagrindų planuoja parengti klubo veiklos ataskaitą, o jos kroniką pateikti visuomenį ir tokiu būdu skatinti tausoti mūsų krašto vandens telkinių žuvų išteklius. Tad suprantama, kad visiems norėjosi, jog pirmoji išvyka būtų surinkta, kai susiklostys palankiausios sąlygos filmavimui. Look but don't touch. Hey papi, you can't have me, 'cause I'm the bomb, diggy diggy bomb, diggy diggy.
Iš Vilniaus žvejo žinių filmavimo grupė išvyko dar neišaušus, nes Švenčionyse gyvenanti klubo narė Janina painformavo, jog naktį pustė, kelias gali būti užsnigtas ir slidus. Tokiomis sąlygomis nepaskubėsi, o nuvykti reikia laiku, kad nepražiopsotum rytinio kibimo. Būgštavimai dėl kelio kokybės pasitvirtino, bet visi sunkumai nublanko, kai padangę nuskvietė purpuriniai tekančios saulės spinduliai. Klubo prezidento Naručio teigimu visų nuotaika kilstėjo porą 100%. Tiesa, tuo metu buvo pasiekta tik pusiaukelė, o pasukusi vieškelį vedantį nuo Švenčionių į senųjų Šaminių kaimą teko važiuoti apleidėjusią trasą ir keliose vietose prasikasti pro pusnis. Bet svarbiausia, kad virš galvų plytėjo giedras dangus, o sniego patalais užkloti laukai žaižaravo, nušviesti saulės spindulių. Mėly žiūrovai, norime papasakoti jums tam tikrą informaciją apie sezono ypatumus. Meškeriotojų žurnalo balandžio numeryje galite perskaityti įdomų reportažą apie tai, kad Mūšos upėje pavasarį prasideda didžiosios šapalų, meknių ir žiobrių migracijos. Ir labai įdomu, kad tas žuvis ten galima sėkmingai meškerioti spiningu. Tai tas Mūšos ruožas, kuris yra tarp Pyvesos upės ir Mūšos santakos ir Saločių miestelio. Na, toje vietoje maždaug, kur praeina Latvijos ir Lietuvos valstybinė siena. Šiaurės Lietuvos meškeriotojai, spiningininkai žino apie šias migracijas. Na, gal ne visi taip tiksliai žino, tačiau tikrai ne visi žino, kad sėkmingiausias tuo metu masalas yra vobleris. Tai ypatingi voblerių modeliai, paneriantys negiliai, tam tikros formos, tam tikro dydžio. Todėl norėtumėm jums juos parodyti kai kurios voblerius. Nu, sakysim, kad ir Dive of Baby Minnow, toksai vobleriukas, kuris plaukia praktiškai pačiame vandens paviršiuje. O kodėl to reikia? To reikia tam, kad Mūša yra ypatinga upė. Vasarą ji labai priželia, vandens augalai, meldai, švendrai, jie per žiemą sugula ir lyg kilimu nukloja upės dugną. Paskui po truputėlį pavasarinis polaidis juos nuneša, išvalo upės dugną, išauga nauji, tačiau tuo momentu, kai į nerštinės migracijas patraukia žiobriai, šapalai ir labai stambios meknės, kylančios iš Mūšos žemupio esančio Latvijos teritorijoje, reikia masalą plukdyti būtent tarp to pernykščio nugulusių žolių kilimo ir vandens paviršiaus. Tai maždaug 30-50 cm, kai kur net 20 cm tik tai siekiantis vandens sluoksnis. Žuvis paprastai tūno užsiglaudusios tarp vandensžolių, tokiuose properšuose, duburėliuose nedideliuose, ir kada virš jų galvų plaukia vobleris, kuris palieka netgi nutraukiamas tokį kunkuliuojantį pėdsaką vandens paviršiuje, jos jį pastebi ir atakuoja. Čia mes jums pateikėme keletą voblerių tipų, o tokią nedidelę galeriją, kad galėtumėt susipažinti. Na, o rasti tos voblerius Šiaurės Lietuvos meškeriotojai gali Romados parduotuvėse, kurių yra visose Šiaurės Lietuvos miestuose.
Klubo koordinatorius Rimantas Poškus prie Vajonių ežero išvyko renginio išvakarėse, kad atvykus pagrindiniam meškeriotojų sąstatui nereikėtų gaišti laiko, strateguojant meškeriojimo planus. Kai meškeriotojų automobiliai sustojo pažeryje, Rimantas Poškus pasidalino su atvykusiais kolegomis iš vietinių meškeriotojų sužinota informacija, kad pastaroji savaitė gerų žuvų kibimų nepasižymėjo. Savaitės pradžioje atrodė, kad prasidės ilgai lauktas karšių kibimas, nes vienam kitam vietiniam meškeriotojui pavyko ištraukti karšį, tai porą puskaršių, kurie visada pasirodo savaitę prieš stambių karšių tuntus. Tačiau lūkesčiai neišsipildė, o karšių pamėgtose duburiuose vėl pradėjo kibti nestambus plakiai. Ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто, я счастливый тем, что я живу. Я счастливый как никто, я счастливый лет уж 100. Tiesa, vienas vietinis meškeriotojas pasigyrė, kad jam pavyko suvilioti kelis stambius ešerius, kuriais garsėja Vajonis, ir netgi nurodė vietą, kur yra nemaža tikimybė aptikti stambius ešerius. Tad meškeriojimo planas subrendo. Savaime daug negalvoję, prie Vajonio atvykę Lucky Fisherman klubo nariai pasidalino į dvi grupės. Viena, kurioje susibūrė sėslesni meškeriojimą mėgstantis meškeriotojai, patraukė gręžti kečių tame ežero plote, kur driekėsi karšių duburiai, o kita netoli kaimo pliažo esančioje pakrantėje nutarė vilioti ešerius. Kai sūdus gėliavgrašiai ir pirmoje eketėje suteliuškavo vanduo, kiekvienas meškeriotojas skubėjo užmesti masalą, vildamasis, kad jis bus pirmasis, kuriam užkib žuvis, o tai reiškia, jog jis pirmasis paklius į istorinį kadrą. Operatorius įsijuosęs fiksavo avižėles, įmantrius masalų vėrimo būdus, kuriuos naudojo meškeriotojai, tačiau žuvis kibti neskubėjo. Pasirodė, kad vietinės meškeriojimo sąlygos netaip lengvai perkandamos ir teks pasiraust masalinėse, kol pavyks parinkti tinkamas avižėles. Ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто, я счастливый тем, что я живу. Я счастливый как никто. Tuo tarpu pirmąją žuvį ištraukė Janina. Tai buvo plakis. Laimikis pasirodė kiek netikėtas, nes sugautas buvo toje vietoje, kurią vietiniai meškeriotojai nurodė kaip ešerių pamėgtą plotą. Tačiau ir antroji, ir trečioji ešerių paieškos grupės meškeriotojų sugautas žuvis buvo tie patys banalūs plakiai. Tačiau dar įdomiau situacija klostėsi ten, kur tikėtasi sugauti karšių. Operatorius dešimtimis fiksavo šios grupės meškeriotojų traukimus iš didelės gelmės smulkius ešeriukus. Meškeriotojai keitė avižėles, masalus gramzino įvairiausią gylį, tačiau karšiai nekibo. Atrodė, kad visą ežero ekvatoriją užkariavo degtukiniai ešeriukai.
Mes gauname daug laiškų, elektroninių žinučių su jūsų klausimais. Vienas iš tokių klausimų, kurį atsiuntė mūsų žiūrovas iš Kupiškio, Pranas Marčiulaitis, klausiam, kas geriau, pintas ar vienagyslis valas? Kitaip tariant, tas, kurį mes įpratę naudoti visada ir tas, kuris dabar laikomas inovatyviu, na štai aš jį turiu rankoje, jūs matot, tokį specialiai parinkau ryškų valą Klimakso. Vienareikšmiško atsakymų į šitą klausimą savo žiūrovui mes negalime duoti. Ir tas reikalingas, ir tas. Praktiškai yra tokių situacijų, kur pintas valas, kuris, liktai būdamas labai inovatyvus, labai tvirtas, tvirtumu stipriai lenkiantis vienagyslį valą, negali vienagyslio valo pakeisti. Tai, sakysim, yra meškeriojimas jūroje, ar ne, nuo kranto, kada ta dalis valo užmetus masalą gulinti ant dugno labai stipriai trinasi į dugną, patiria stiprią trintį. Ten geriau būtų naudoti, jeigu ne visą vienagyslį valą, tai bent jau 10-15 metrų atkarpą sujungta su pintų valu. Pintas valas yra labai geras meškeriojant dugninę meškerę, kada reikia kieto kontakto su masalu, kada labai tiksliai reikia pastebėti kibimą. Pintas valas taip pat labai tinka spiningininkams plukdyti guminukus. Tačiau meškerioti nedideliuose upeliuose upėtakius visiškai nepatartumėm naudoti pintą valą. Vienas dalykas, pintas valas turi tokį nedidelį minusą. Jisai daug dažniau painiojasi negu vienagyslis valas. Antra, jį daug sunkiau išpainioti. Visą valo, sakysim, būgnelių atsargą jūsgi vykdamas į žūklę nesivežiosite. 2-3 būgneliai tai yra maksimumas, kurio reikia meškeriuojančiam, nedideliam upelyje ar ten vidutinio dydžio upėje, upėtakius arba šapalus pavasarį meškeriuotojai. Todėl visada pagalvokite, kas geriau jūsų toj situacijoje, kurioje jūs atsidursite meškeriuodamas. Ar jūs reikės labai dažnai užmesti masalą ir išvengti susipainiojimų valo, maksimaliai išvengti, ar jums reikės labai tikslaus kontakto, sakysim, su masalu, kada plukdot guminuką. Štai keletas situacijų, kurios yra visiškai nevienareikšmės, tačiau apie jas jūs galite pasiskaityti plačiau. Meškeriotojo žurnale, Romada LT tinklapyje, kur eksperto skiltyje pateikiami tokie dalykai, kur visai neseniai pasirodė naujas straipsnis apie tai, kas geriau vienagyslis ar pintas valas. Ten išnagrinėtos nuodugniai visas situacijas. Patariame rasti jas ten. Tai grožis, švelnumas, lelijos vandenį, vandens ženklai. Juodi, juodi, nelaimius skausmas, baimės paukštis debesį, vandens ženklai. Rausvi, rausvi, tai džiaugsmas, meilė, aguona pievos pakrašty, vandens ženklai. Žalsvi, žalsvi, tikėjimas, ramybė ir žvaigždės miegančios naktyje. Vienintelę prošvaistę galima pavadinti tik tą faktą, kad aprimo ešeriukų kibimas ir juos pakeitė plakiai. Tai padidino karšių kibimo tikimybę. O ešeriautojai išbandė didžiulį avižėlių arsenalą. Ėmėsi kitų metodų. Siūlė dryžuotašonėm blizgutes, švytuokles, cikadas, tačiau vajonių ešeriai ir toliau rodė kaprizingą charakterį ir kibti nesiteikė. Aguona pievos pakrašty, vandens ženklai. Žalsvi, žalsvi, tikėjimas,
Vėžės miegančios naktį vandens ženklai keisti, keisti. Kas jie tokie, ilgai nesupranti, tik vieną kartą pamatai. Vandens ženklai, tavi laiškai. Šią neįtin džiaugsmingą situaciją netikėtai nutraukė paskatinęs operatorius kuosti ledu į kitą ežero galą entuziastingas šūksnis, kad užkybo stambi žuvis. Ir šį kartą pasisekė švenčioniškiai Janinai. Ji ištraukė pirmąjį tą dieną stambų ešerį. Užbėgdamas už akių pasakysiu, kad šiai meškeriotojai laimė tą dieną nusišypsojo dar 3 kartus, todėl verta papasakoti apie jos pasirinktą meškeriojimo taktiką. Valams skirtiems polediniam meškeriojimui. Turbūt daugelis žino, bet turbūt galima vis dėlto dar kartą priminti, kas tai yra patikimas valas. Patikimas valas užtikrina jums polediniam meškeriojime galimybę ištraukti stambų laimikį. O kaip žinot, polediniam meškeriojime labai storų valų nenaudojame, nes jie gesina masalo žaismą. Jeigu meškeriotumėt labai stambiais masalais, didelės masės sunkiais, tai nebūtų taip svarbu. Mes šiandien meškeriojam nedideliais masalais, netgi cikadų, velnių svoris neviršė 15, kartais 20 gramų. Be to nėra ir tokių gilių, kur mes tos masalus naudotume, tokius sunkius. Todėl praktiškiau yra naudoti masalus, kurie geriau žaidžia, o tam reikia plonesnio valo. Plonesnis valas, kaip žinot, šiandien yra tvirtas valas, tai pintas. Tačiau pinti valai, tie, kurios naudojame vasarą, neturi savybių reikiamų žiemą. Pirma, į juos įsigeria vanduo ir jie pradeda standėti šaltyje, darosi nelastingi, nelankstus, tai vėlgi gesina masalo žaismą. Jeigu mes tik tai paimtumėm kokį nors monofilamentinį valą, vienagyslį, kaip dabar reiktų lietuviškai sakyti, jį reiktų imti storesnį žymiai negu pintą valą, kurį galėtumėm panaudoti. Jeigu 0,12, tarkim, galima naudoti valą pintą, kuris realiai laiko 6 kg, ar ne? Tai vienagyslio valo reikėtų mažiausiai 0,25 mm skersmens. Kompanija Okert, vokiečių kompanija, leidžianti valus, gaminanti valus su Klimakso prekiniu ženklu, pagamino originalų pintą valą, kuris yra visiškai skaidrus, realiai prastai matomas vandenyje, tačiau nepaisant visų šitų savybių, kuriomis paprastai pasižymi klasikiniai tradiciniai valai, jisai yra pintas ir žymiai tvirtesnis. Todėl tokį valą galima rekomenduoti. Sakysim, meškeriojant ešerius, meškeriojant blizgutėmis. Visas tais atvejais, kada tikite stambaus laimikio. Meškeriotojai Aukštaitijos ežeruose šitą valą jau pradėjo naudoti, ne masiškai, bet jau pradėjo taikyti karšių meškeriojimą. Jeigu, sakysim, būtų, čia aš turiu rankose 0,10, 0,12 skersmens, bet jeigu turėtumėt 0,08 mm skersmens, jis puikiausiai tiktų meškerioti karšius, kuojas stambioje gelmėje. Savame suprantama ir ežerinius ešerius. Taigi, naudokit pintus valus ir manau, kad nenusivilsite jais, nes ištrauksite stambų laimikį užtikrintai ir be ypatingų
pastangų. Mano saujoj dūzgia bitės. Janinos teigimu, kad jį įsitikino, kad avižėlės tą dieną neveiksmingos. Meškeriotoja iš žūkladėžės įsitraukė slaptą ginklą – plūdinę meškerę. Šio įrankio svarbiausias ypatumas tas, kad masalai, šiuo atveju uodo trūklio lervos, veriami ant 16 numerio vienšakių kabliukų. Kabliukai kelių centimetrų pavadėliais pritvirtinti prie pagrindinio valo. Matyt, ant kabliukų užverti masalai atrodo natūraliausiai ir žuvis prasto kibimo dienomis renkasi būtent tuos, kurie kelia mažiausiai įtarimų. Tai parodė ir tos dienos meškeriojimo eiga. Operatorius tik retkarčiais pasitraukdavo nuo Janinos eketės. Ir tai tik tuomet, kai reikėdavo užfiksuoti meškeriotojų persikėlimą prie naujų ekečių. Visas veiksmas vyko priekrantės ties kaimo pliažu, kur ne tik Janina, bet ir dar vienas klubo narys ėmė meškerioti plūdinuke. Tiesa, pastarajam kybo plakiai. Žodžiu, buvo prieita prie išvados, kad namuose ir sienos padeda, o tai geras vietinių vandens telkinių ir juose gyvenančių žuvų kibimo ypatumų žinojimas. Pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų. Visą naktį skundės liepoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudonių užlieti mūsų pustuščiai namai. Man atgulus nesugrįžai. Kai saulė ėmė leistis link horizonto, žvejai surengė trumpą pasitarimą ir ištraukė iš žūkladėžių termosų su arbata bei sumuštinių dėžutes. Smagios diskusijos metu jie sužinojo, kad nufilmuota 6 valandų trukmės meškeriojimo kronika. Po to Narutis apžiūrėjo meškeriojimo vietą ir įsitikino, kad ant ledo nepalikta nuorūkų ir šiukšlių. Tai irgi sektinas pavyzdys, nes užtenka žvilgtelėti į tas vietas, kur dažnai meškeriojama, ir ant ledo pamatysite butelių, nuorūkų ir pakuočių sąvartyną. Tad galima teigti, jog Lietuvoje atsiranda nauja tradicija – į žūklę vykti su filmavimo kamera. Toks meškeriojimas prieš kameras verčia pasitempti ir laikytis meškeriojimo kultūros.